Birželio mėnesį Jonavos rajono gyventojai aktyviai dalyvavo krašto šviesuolių rinkimuose. Rajono gyventojai balsavo ne tik už savivaldybės kultūros ir meno tarybos siūlytus kandidatus, bet ir pateikė pavardės tų, kurie jų manymų yra verti šviesuolio vardo. Daugiausia žmonės negailėdami šiltų žodžių balsavo už Ruklos Šventosios dvasios parapijos kleboną, egzorcistą, teologijos mokslų daktarą Arnoldą Valkauską. Beveik po lygiai balsų gavo dar du verti pagarbos mūsų krašto žmonės – publicistas visuomenės veikėjas Edmundas Simanaitis ir buvęs ilgametis akcinės bendrovės Achema generalinis direktorius Jonas Sirvydis. Visi išrinktieji nesitikėjo šitokio dėmesio ir buvo maloniai nustebinti. Iš kitos pusės pradžiugina, bet iš kitos pusės vėl įpareigoja. Ką įpareigoja? Paprasčiausiai dar labiau mylėti, gerbti ir atsakingiau elgtis. Tai va, labai paprastai pasakysiu. Kartais taip, žinai, taip paviršutiniškai, kartais taip atsižiūri, skubi, nematai kartais to žmogaus. Tai va, pasirodo, žmonės mato, vertina, jiems svarbu, tai yra taip, kad tiesiog pakvietimas dar labiau viešpatės klausyti žmonės. Pasak Edmundo Simanaičio, tai gera tradicijos pradžia. Jis linkėjo ją tęsti. Įspūdis buvo neutralus, kaip ir į daugelį žinių, kurias skelbia, arba iniciatyvų, kurias rengia viena kita organizacija ar savivaldybė. Aš visada pasidomiu, tačiau aš nesuteikiau ypatingos vertės, kadangi nežinojau scenarijaus ir nesupratau galbūt tikslo. Juk iškelti 3 iš visuomenės į šviesuolių rangą praktiškai yra labai rizikinga. Aš matau aplinkui žmonių iš tikrųjų daug dešimtis, kurie verti to vardo. Aš nesu prie jų. O kodėl mane išrinko, tai jau čia man pasakė netamstos rūpestis. Kaip žmogui visuomet, ir aš manyčiau malonu toks įvertinimas, visuomet galvoju, kad gal pats kaip žmogus to nenusipelnė, bet ką žinau, aplinkinė gal geriau žino. Tai aišku, kaip žmogui tikrai malonu yra. Ar jūs žinojote, kad vyksta tokie rinkimai, kad renkami šviesuoliai? Tai, kada spaudoj buvo parašyta, tai sužinojau. Bet dar prieš buvo kažkas, tai atsimenu, parašyta, tai sužinojau, kad tokie renkami jo. Bet aš nelabai jau tikėjausi. Ir koks buvo pirmas įspūdis, kai sužinojote, kad jūs esate išrinktas? Kaip, yra malonu, žinot, paskaičiau, galvoju, pasirodo, dar kažkur tai Jonavoje aš esu lyg tai žinomas žmogus. Tai visuomet malonu yra. Taip, kad jeigu pasakyčiau nemalonu, tai aš meluočiau, bet galbūt kitaip pažiūrėjus, gal aš to nesuvertas, tai čia kitas klausimas. O šiaip tai malonu. Pirmieji Jonavos krašto šviesuoliai buvo apdovanoti Liepos 6 valstybės dieną. Jiems buvo įteiktos pagal japonų molio liejimo tradicijas pagamintos taurės su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos simbolika ir motyvais. Šviesuolius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimantas Sinkevičius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas aktorius Vladas Bagdonas, buvęs jonavietis dainininkas Vladas Kovaliovas, koncertavo Vaida Genytė, Jeronimas Mylius, dainų dainelės laureatė Saulė Imbrasaitė, 4 tango, renginį vedė Lietuvos žinių vedėjas ir diktorius Marijus Žiedas. Siūlome pasižiūrėti trumpas šventės akimirkas. Susirinkome visi į šventę, norėdami pagerbti Jonavos krašto šviesuolius. Šią puikią idėją padėjo įgyvendinti Jonavos rajono savivaldybė ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondas, kuris nuolatos renginiuose propaguoja iškiliausio mūsų tautos menininko kūrybą. Todėl ir šio prasmingo vakaro pradžioje jūs girdėjote didingus Čiurlionio muzikos garsus. Girdėjome Giedriaus Kupečiaus atliekamą preliudą Čiurlioniui atminti. Dabar į sceną norėčiau pakviesti vieną iš šio vakaro organizatorių, Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių. Labas vakaras, mėly jonaviečiai, labas vakaras, miesto svečiai. Pirmiausia, leiskit pasidžiaugti, kad iš tikrųjų šiandien taip gausiai susirinkome, kad neišmainėme su šios šventės į kitus vasaros malonumus ar rūpesčius.
Na ir kaip jau vedėjas turbūt pasakė, šiandien turim dvigubą šventę. Pirmiausia, minime valstybės dieną, valstybės arba karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Matyt, kad šita šventė iš tikrųjų turi simbolinę reikšmę mūsų valstybės pamatų kūrimui, kada 1253 metais buvo karūnuotas mūsų vienintelis karalius Mindaugas. Matyt, nuo to mūsų valstybė gavo pirmus teisinius akcentus tikros valstybės ir buvo matyt pripažinta kitų Europos valstybių. Na ir tuo pačiu tai yra puikiai šventė šiandien paminėti mūsų pačius iškiliausius, pačius darbščiausius, pačius svarbiausius mums rajono žmonės. Iš tikrųjų norėčiau priminti ir manau, kad visiems gerai žinoma, posmą iš Maironio eilių. Graži tu mano brangi tėvynė, šalis, kur miega kapuos didvyrių. Iš tikrųjų mes labai dažnai prisimenam didvyrius, patriotus, kurie aukojo savo gyvenimą, savo likimus, valstybės naudai, valstybės garbiai. Bet kartais aš manau, kad reiktų prisiminti ir tos žmonės, tuos didvyrius, kurie šiandien kasdien savo darbų, savo rūpesčių lemia mūsų valstybės raidai. Ir džiaugiuosi, kad tokių žmonių Jonava turi. Aišku, sveikinu jūsų daugiausiai pasitikėjimo ir daugiausiai pripažinimo sulaukusius 3 asmenis - Arnoldą, gerbiamą Arnoldą, gerbiamą Joną, gerbiamą Edmundą, taip pat tuos žmonės, kurie lygiai taip pat sulaukia jūsų balsų ir lygiai taip pat šiandien verti jūsų apdovanojimų ir bent jau plojimų. Iš tikrųjų, turim pažinti savo žmonės, turim tuos šviesuolius gerbti ir mylėti, nes tai yra iš tikrųjų tie žmonės, visuomenės lyderiai, kuriais mes galim tikėti tiek sėkmės akimirką, tiek sunkia valdą valstybei. Tai yra žmonės, kuriais mes galime pasitikėti, kuriuos mes galim sekti jais, tie žmonės yra tie, kuriuos mes galime ir turime mylėti. Kolegos, brangūs svečiai, jonaviečiai, sveikinu visus valstybės dienos progą, sveikinu visus šviesuolius. Iš tikrųjų, kūrėme šiandien naują tradiciją, tikiuosi ši tradicija prigis. Ši tradicija yra bendras projektas Jonavos rajono savivaldybės ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondo. Na, tikiuosi, matant šiandien tiek daug ir gausiai susirinkusių jonaviečių būrį, manau, kad ta tradicija iš tikrųjų turės tęsinį kitais metais ir dar kitais metais. Sveikinu šviesuolius, sveikinu visus susirinkusius čia, gražios jums šventės, pakilios nuotaikos ir kuo didžiausios sėkmės.